Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus, ne visai paprastai, bet prasmingai. Tas jausmas viduj, kad kažko nespėsiu, kažko nepadarysiu. Ir jeigu nepadarysiu, tai jau būsiu tada kažkokia nepakankama. Ir norėjau tiesiog pateisinti tas naujas pareigas, man patikėtas. Ir tiesiog persitempiau viduj, mėgindama viską pavežti pati. Noras turėti ir pasiekti, jis truputį panašus į alinantį maratoną tokį, arba lenktynės. Niekada turbūt ir neturėjau tokio paklausimo, man atrodė, kad padarysiu tam tikrus teisingus žingsnius, ir tada bus kaip toj pasakoje laimingai ir ilgai. Ir vis nėra to laimingai ilgai ir nėra vis to laimingai, vis dar turiu padaryti. Bet kai atradau tą džiaugsmą. Sveiki! Aš Gabija Skučaitė, o čia sveikinuosi su jumis tinklalaidėje Prasmės alchemija. Čia kalbinuosi pašnekovus, su kuriais ieškome atsakymų į klausimus, kaip rasti prasmę darbe ir gyvenime. Ir labai džiaugiuosi kiekvieną kartą šioje aplinkoje, šioje studijoje sutikdama nuostabius žmonės. Šiandien su manimi Džiuginta Gruodė, kuri yra kaučerė, flow metodikos konsultantė, sąmoningo verslo konsultantė, akredituota Tarptautinės kaučingo federacijos partnerė. Iš tiesų, moteris visame gražume ir visame švytėjime, bet to pačiu labai turinti daug sąmoningų žinių ir vedanti šiuo prasmės ieškojimo keliu, matyti ne tik pačią save, bet ir kitus. Tai Džiuginta, pradėkime nuo tavęs. Čia mano toks ilgas intro, bet tavo pačios kelionė irgi tokia įvairia pusė atrodo iš biografijos, žvelgiant, kad tu ir korporatyvinėme lauke buvai nemažą savo veiklos lauką, o po to pasukai to mano pristatytų įspūdingų kaučinimo kelių, sąmoningumo paieškų ir taip toliau. Ar čia buvo koks prasminis lūžis toje kelionėje, kodėl tai įvyko? Tai visų pirma, labas. Labas visiems, kurie žiūri ir ačiū už kvietimą į šią alchemijos studiją. Man taip jau iškart alchemija, kur sublendinam du kažkokius dalykus ir gaminam kažką naujo. Tai jau tai yra kūrybinis procesas. Tai iš ties labai atliepia tai, kad tu dalinies ir tai nėra tas prasmės matyt momentas, kad suradau ir jau dabar gyvensiu ilgai ir laimingai. Ne? Čia tik tai vedė mane. Čia tik epilogas toks būna šitoj. O tada jau prasideda gyvenimas. Iš tiesų. Tai su prasme turbūt taip ir yra, kad jinai kinta mūsų suvokime su kiekvienu gyvenimo patyrimu ir ciklu. Aš taip suvokiu, savo esu atsakiusi ir jinai gali pradėti matytis tada, kai mes pradedam klausti savęs. Iš esmės, jeigu mes nieko negalvojam, neklausiam apie tai turbūt ir kažkaip ir važiuoja tas gyvenimas ir darai tai, kas darosi, kur nuveda vieni ir kiti keliai. Tai turbūt man taip ir buvo, kad kažkaip darėsi ir mokslai pasibaigė, ir karjera pradėjo darytis, ir įvyko tam tikri gyvenimo momentai, kai, tarkim, įvyko perdegimas, kai tada ir pradėjai savęs klausti. Aha, o tai čia viskas? Toks, tas atsimenu klausimas toksai, tai palauk, kažkas tai už to turėtų būti daugiau, negu kad tik tai padaryti tą karjerą, užlipti tais laipteliais, pabaigti vieną universitetą, antrą diplomą ir taip toliau. Bet kažkur dar turėtų būti. Tas kvietimas iš vidaus, jis turbūt ir veda mus. Tai jis toks, kaip čia tas šauksmas, mane bent jau pradėjo vesti tuo keliu, sąmoningos gyvensenos keliu. Galėjau ir neklausti toliau turbūt, kažkaip tai užslopinti kylančius savietos klausimus ir nežinau, kur tai būtų nuvedę, bet per 15 ar kiek jau metų aš tyrinėju irgi tą, netiesiogiai prasmės, bet man labiau domina galbūt, kadangi pati iš korporatyvinės karjeros, tai kaipgi ten būti, iš tiesų jausti tą prasmę ir būnant ten, kur esi.
Tai tas ir atvedė mane pačiai savęs ieškojimą ir per tą laiką jau dabar ir vedimą, palydėjimą, net nežinau, ar čia gali pasakyti vedimu, nes per prievartą nieko nenuvesi niekur. Čia daugiau gal parodymas ir palydėjimas, kad yra kiti būdai ir keliai savo ieškoti vidinių atsakymų tos klausimus. Man atrodo labai prasminga, ar ne, kalbėti apie tai, kad prasmiai surasti reikalingas kažkoks kalbinis konstruktas, reikalinga apie tai pradėti kalbėti, ne? Kad tai nėra tik emocija čia ir dabar, bet iš tiesų, kad klausimas, kaip pati sakai, tai jau yra tam tikra formuluotė, kai mes kažko klausime, dar labai svarbu, kokia ta formuluotė, kokį klausimą mes savo užduodame, nuo to priklausys, kokį atsakymą mes, kokio atsakymo keliu pradėsime eiti. Ir aš manau, kad tu čia kaip tik įnešiai tą prasmės tokį paieškos klodą, kuris skleistusi per kalbą, per kalbėjimąsi visų pirma su savimi. Absoliučiai. Pirmiausia su savimi. Visų pirma, su savimi užduodant tos klausimus. Ir čia aš ir noriu tavęs klausti, o tai kokie klausimai tave vedė prie to pokyčio? Ko tu pati, jeigu nepaslaptis, klausiai savęs ir kas paskatino ėjimą tuo kitu keliu, kokie tada gimė atsakymai? Dabar turbūt jau taip tiksliai neatsiminsiu, nes jau tai buvo daugiau kaip prieš 15 metų, bet galiu gal pasakyti, ko dabar klausiu, kai dirbu su klientais, su žmonėmis, kurie ateina ir ieško tos prasmės savo veikloje. Ne, tai galbūt toks bendras suvokimas, kad mes turim tokį tą lėkimo skubėjimo, ne, ir aš pati tame labai ilgą laiką gyvenau, kad kažko tai, tas jausmas viduj, kad kažko nespėsiu, kažko nepadarysiu. Ir jeigu nepadarysiu, tai jau būsiu tada kažkokia nepakankama, neišsipildžiusi, ne tiek visko daug padariusi, kaip kažkur galvoj įsivaizduoji. Tai pirmiausia, turbūt tas klausimas, jisai turėtų atpalaiduoti tą lėkimą ir skubėjimą, bet nesvarbu, kaip jisai beskambėtų, bet iš esmės, o kas tau šiandien yra prasminga, šiandien, šią akimirką, kuo, ryte atsikėlus paklausti savęs, kaip pasibaigs šita diena, kuo aš galėčiau pasidžiaugti, kas man buvo joje prasminga. Ir tai užtenka paimti tą vieną mažą dieną, kad viduje ją įprasminti. Savo viduje, bet tas vidinis savo įprasminimo momentas ir jisai gali būti paprasta akimirka, kad aš šiandien pažaisiu su vaikais arba aš šiandieną turiu svarbą pristatymą ir pokalbį su klientu. Tai gali būti ta diapazonas labai labai platus. Ne? Bet kai mes pradedam savo tuos sustojimo momentus, man tai yra daugiau toksai apie, palauk, tai kur aš skubu, kur aš lėkiu, o kas man šiandieną yra svarbiausia, prasmingiausia, kas man daugiausia laimės suteiks, ne? Daugiausia džiaugsmo, daugiausia tokio. Reiškia, kad prasmiai, kad tu sakai, reikėtų tam tikros bent jau mini refleksijos. Sustojimo. Man tai yra toks sustoti, apsidairyti ir su savim viduje savo įsiprasminti. Bet ir pažvelgti, aš matau, kad tu kalbėjai apie tam tikrą atkarpą. Sakai, praėjo kažkoks laikas, mes toje akimirkoje tikrai būname, mes nedingstame ir čia ir dabar, bet akimirka ji pro mus labai greit praeina. Ar ne? Ta čia ir dabar akimirka, jinai pradingsta, jinai atėjo iš praeities, atėjo iš ateities, nuėjo į praeitį, jos labai sunku apčiuopti tam momente, kai esi būtyje. Bet kai žvelgi į atkarpą, reflektuodamas ją, čia tikrai atsiranda prasmės pajautimas. Pajautimas per suvokimą. Ta pajauta nėra tik emocinė. Ir tas sustojimo momentas, aš galvoju, yra tikrai tas prasminis įvykis. O kaip sakai, paminėta tema apie perdegimą ir žmonės pas tave ateina, ne kažkaip, kuo jie dabar, iš kur tas perdegimas atsiranda? Ar iš to skubėjimo, ar iš kokio ten, juk čia tą tempą gali atrodo pasireguliuoti, bet kas tada labiau paskatina tą perdegimą? Turbūt
kiekvienam yra savos priežastys, bet visgi mūsų pasaulio tas dinamiškumas ir tas jausmas, kad daug turiu visko nuveikti, padaryti ir savęs, iš esmės tai yra nesusitarimas su savim. Aš taip sakyčiau, kad liktai yra tas išorinis spaudimas, kurį mes savo leidžiame daryti, ne, vėlgi nieks mums nieko nedaro, bet mes leidžiame daryti, nes matome, kaip kiti daro ir atrodo, aš nieko nebespėju ir tą reikia ir tada tas viduj nėra susitarimo su savim ir nėra, kaip tu ir įvardinai, to sustojimo tokio pažvelgti, o tai kiek visgi jau aš padariau, nesilyginant į kitus, bet aš padariau ir pasidžiaugti su savim. Tai man asmeniškai tai buvo tiesiog fizinis pervargimas ir norėjimas, kadangi aš buvau pakankamai jauna ir naujos pareigos, vadovaujančios pareigos ir mažas vaikutis ir visko daug labai ir norėjau tiesiog pateisinti tas naujas pareigas, man patikėtas ir tiesiog persitempiau viduj, mėgindama viską pavežti pati, visus kampus, visus galus pavežti pati, tai kiekvienam yra tai skirtingai, bet kai pradedi savęs klausti, tame etape, kas man buvo prasmingiausia, tai tuo metu, dabar, kai žiūriu į savo paaugusią dukrą, tai galvoju, tai prasmingiausia ir buvo matyti, kaip jinai žengia tuos pirmuosius žingsnius. Bet man tada atrodė, kad aš turiu būti visų 100% darbe, nes ten mano nauja komanda, naujos pareigos. Ir mano viena dalis nori būti 100% namie, kita 100% darbe ir dar daugybė kitų reikalų. Tai dabar, kai aš žiūriu, aš taip galvoju, tada aš taip negalvoju. Man atrodė, kad aš su viskuo puikiai susitvarkau. Ir susitvarkiau, kol vieną dieną tiesiog sistema mano visa atsisakė ir turėjau pailsėti. Tai matyt, kol mūsų neiškerta, įvairiais būdais, tol mes ir nepradedam tų klausimų kelti, jeigu nesiugdom šito įpročio sąmoningai. Tai labai džiaugiuosi, kad to sąmonėjimo visuomenės ir iš tiesų jis tikrai yra ženklus ir jisai labai stiprus, ypač po COVID-o. Tas klausimas pradėjo stiprėti ir žmonės klausė ir kokia čia prasmė mano to darbo ir kur aš čia einu su savo to gyvenimu ir ką aš noriu nuveikti. Tai man atrodo, tada natūraliai gaunasi įprasminti ir tą dieną, ir tą praeitą etapą, kai tu pradedi lyginti save su savim, ką tu nuveikiai, atsiranda tam tikrai įpročiai daryti retrospektyvas ar per gimtadienį, ar per naujus metus ir apie tai jau irgi su savo klientais kalbuosi, kada sustoji ir pareflektuoji, kas įveikta, kas nuveikta, kas padaryta. Ir kitas dalykas labai irgi, mano supratimu yra svarbus, kad kai mes turim tuos įsivaizdavimą, ką turim pasiekti, tai ne tik tai įsivaizduoti, kad turėsiu ten, vadovo poziciją, turėsiu doktorantūros laipsnį, turėsiu ten kažką tai. Bet kaip tu jausies, arba apie tą jauseną, ką tau viduj tai suteiks, tas turėjimas. Kokia tavo ta kelionė turėtų būti. Ir kai pradedi fokusuotis ne tik tai į tą tašką turėjimo, kad dabar gausiu medalį kažkokį, antpečius naujus, ne? Bet pradedi žmogus klausti savęs apie pačią kelionę, apie patį procesą, apie vidinę būseną, kokioje aš noriu siekti viso šito. Bet tada, man atrodo, atsiranda daugiau prasmės, nes vien tik noras turėti ir pasiekti, jis truputį panašus į alinantį maratoną tokį, arba lenktynės netgi, arba sprintą netgi kartais tokį greitai pavaryti. Bet kai pradedi klausti savęs, kuo mano šita kelionė turi būti užpildyta, kad ten nukeliavus, aš atsisukus pagalvočiau, kad prasminga buvo siekti būtent šito dalyko, nes mesgi užsibrėžėm tai siekti tikrai nepaprastų dalykų, kurie ir gąsdina, ir baisu, ir nenorim taip tik sukandam dantis, užsimerkiam ir greitai pasiekti. Norisi kažkaip įprasminti tą ėjimą tuo keliu. Tai man būna labai smagu, kai ateina jauni, aš ir mentoriauju tam tikrose programuose ir aišku, jie turi jauni žmonės ambicijų greičiau tapti vadovais ir čia, kas bus, kai tu patapsi vadovu? Kuo tai skirsis nuo šios dienos tavo pozicijos arba kur tu esi dabar? Ir kaip žmonės mato tą pokytį? Ir tada būna toks, būna toks nustebimas, supranti, kad
o tiksliai, o tai kuo čia skirsis? Nes yra labai stereotipiška, kad būtinai turiu užkopti karjeros laiptais, būtinai turiu pabaigti mokslus, būtinai turiu turėti tą diplomą ar ten, nesvarbu, kažkokį pasiekimą, nes taip yra įdiegta visuomenėje. Ir kai pradedi žmonėm uždavinėti tokį klausimą, kas pasikeis tavo gyvenime? Kaip tu tada jausies? Kas aplink tave pakeis? Kokie nauji santykiai susiformuos su savim, su tavo aplinka? Tada būna toksai, toks susimąstymo momentas, tikrai nėra vieno atsakymo, kiekvienam yra įvairių ir aš labai gerai atsimenu su viena jauna vadove, jau pakankamai užlipusią karjeros laipteliais, bet svajojančią dar aukščiau, kai paklausiu šito klausimo, sako, turbūt viskas bus tas pats. Turbūt viskas bus tas pats. Bet gali būti taip pat, nes aš galvoju, kad taip pat negali būti, nes tiesiog prieštarautų tiesiog fizikiniams dėsniams atrodo, nes negali būti taip pat nebebus, nes mes tik nežinome, kaip bus. Jo, tiesiog mes tiesiog negalim žinot, kaip bus, bet kad taip pat tai nebus. Nes taip nebūna, nes pasaulis juda į priekį, tu judi, tu būsi senesnis, tu būsi išmintingesnis, tu būsi, tu viskas visada kažkaip pasikeis. Tik tai tą dėti lūkestį, kaip bus, tikriausiai, aš nežinau, ar įmanoma. Aš, pavyzdžiui, kai kuriuose dalykuose, kur pati dabar susiduriu, ar sprendimų priėmimuose, ar šiandien irgi su kolega ten diskutavom tokią prasmės knygą rašom ir kuriame ją iš skirtingų istorijų. Ir žinom, kad turime sukurti tokį rezultatą, bet koks jis bus, mes nežinom ir mes atsiveriam kelionį, kad per šitą procesą mes turime prieiti iki nežinomo kol kas visų turinio, visą jo, visą kokybę kažkokią rezultato, bet tu eini link kažko, tai tikriausiai kažkoks siekis bet ko. Gali būti labai neaišku, kur tu nueisi, bet aš galvoju, tame ir yra tas grožis, to nežinojimo, nes mes, kai jau labai daug savo užsidedam iš ankstinio žinojimo, tai susikuriam labai daug lūkesčių, kai nežinom, kaip geriausia iš tikrųjų gali vykti. Ir gal, kai dar jaunesnis esi, gal labiau tu to viso trokšti, aš tai dabar labiau atsiveriu supratimui, kad aš labai daug ko nežinau, ko čia reikėtų ir norėti. Bet, nes jeigu žinau, kad aš labai prisirišiu prie kažkokio norėjimo, kaip konkrečiai turi būti, neatsiversiu platesniai galimybių kažkokiai amplitudai. Visiškai pritariu. Ir tada, kai tu kaip gyveni, gal visai atsipalaiduoji tame nežinojime, bet supranti, kad tavo įsipareigojimas yra padaryti tai, ką tu gali. Ką gali, tą padarai. Ir tai va su tais dalykais, kaip sakai, kad žinoti tai, kaip aš jausiuosi, negali, bet tame kelyje įsikelti savo kažkokios, kokia ta mano kelionė bus, ar ne? O čia yra gal visai tiesiog svarbus. Tai tas klausimas apie tą vidinę būseną, jisai truputį atskiria mus nuo fakto, kad aš noriu turėti kažką, turėti pareigas ir taip toliau, bet kai pradedi į vidų kviesti žmogų, jam tada ir kyla tie susimastymai ir kaip tu gražiai ir pasakėjai, tada mes pradedame matyti kitas galimybės, nes kol esi užsiciklinęs, kad noriu tik to, nematai, kad tave galbūt veda per labai gražias patirtis, o ne taip kaip tunelyje, ne? Tai vis tiek į vidų kviečiu visada žmonės pareflektuoti savo, kas pasikeis tavo būsenoje, kai tu pradėsi jau būti, gyventi tame išsipildyme. Ir vakar teko sutikti vieną bičiulę, kurios tiesiog netikėtai išsipildė svajonė. Ir jinai jau ten įsikūrinėja, viskas tuoj atsidarys ir sako, kaip sako, baisu, reikia naują svajonę galvot. Ir toks jausmas, tas jausmas, kai mes pasiekėm kažką, ko mes labai ilgai svajojom, jis truputį, aš jau ne pirmą kartą apčiuopiu, kai ateina žmonės, sako, toks tuščia truputį viduj. Nes tarsi lipai į tą kalną, svajojai, užlipai,
o kas dabar? Tai va, tai kaip yra svarbu, nu dar vis matyti, kur, o kas dar, o kas toliau. Ir atrodo toks, nu, nėra pabaigos tam, nu, čia toks gal ir godumas, kažkoks gopšumas, ne, bet, nu, apie taigi mūsų yra kelionė. Nu, iš mūsų buvimo žemėje kelionė. Neišsipildymą, ne, nu, tokį netobulumą ir kažkokį neišsipildymą, nes mes visada turim, nu, kol mes turime tą neišsipildymą, tol mes esame kelionėje link kažko. Nes, nu, neišsipildymas turiu mūsų kažkokios, neišpildytas dar dalykas. Tu supranti, kad dar yra kažką, ką reikia nuveikti, dar yra kažką, ką tu norėtum padaryti, dar yra patirti, dar pamatyti, dar yra kažkas, ką tu norėtum ten paskaityti, nueiti. Tu kol turi tą neišsipildymą, tol jis tave angažuoja veikti, tol tu tiesiog nori gyventi. Taip, tol tu tiesiog nori, tavo pagrindinis stimulas yra tavęs dar nes jeigu sakytum, nu jo, aš jau viską padariau, jau čia tų pinigų daugiau nebereikia, čia jau karjerą padaryti, čia viską padariau, čia jau nieko nebereikia. Tai bet kas žmogų stimuliuoja per tą neišsipildymą. Jeigu jis nori bet ko, ar ir užsidirbti, ir sukurti namus, ir ar gimdyti, ar tuoktis, ar ką jis be norėtų daryti. Tai yra kažkokia neišsipildymo jame misija. Ar ji gera ar bloga, mes niekada nežinome į priekį ir dar nežinom ir duotojų momentų. Ir net jeigu, kaip sakai, draugė, nu va dabar gali žiūrėti, o čia fainis, man įsipildė, o kas bus toliau? Jo, iš karto klausimas, reikia naujo kur. Kas bus toliau? O ką tu su tuo išsipildymu šiandieną darysi toliau? Nes nėra svajonės išsipildymas vienoje akimirkoje, jis vis tiek tęsiasi ir tada tai duoda tau naujus dalykus. Aš atsimenu, čia nesenai dalyvavau vienam gimtadienį ir girdėjau tokį pasveikinimą ir po to apie jį mąsčiau ir dabar pasidalinsiu, kadangi tas mąstymas buvo tik mano mintyse ir galvoju toks keistas palinkėjimas ir esu jį girdėjusi, kad jis toks ganėtinai toks klišinis. Nežinau, kodėl dabar čia esu dalinus, gal dėl to, kad nebuvo kada su kuo nors apie tai pasikalbėti. Sako, palinkėjimas toks gimtadienio. Linkiu tau, kad niekada nepasikeistum. Ir aš galvoju, po to kažkaip man taip įsirėžė. Čia ne man buvo palinkėjimas, bet aš kitai moteriai. Ir galvoju, koks nedėkingas palinkėjimas. Įsivaizduok, jeigu mes linkime, lik visada tokia pati. Nu, ta amžiaus prasme, tai gal ir nieko, bet, reiškia, jeigu tu žmogui linki niekada nepasikeisti, likti visada tokiu pačiu, tai tu jam nelinki nieko gero. Taip, iš esmės mes ateinam. Visų gerų dalykų, kas jam gali nutikti. Ar ne? Tu nelinki viso to, kad jis tobulėtų, kad jis nuolat keistusi, kad jis gerėtų, kad mes esam pašaukti tobulėti, gerėti, visada kažką daryti. O jeigu linkime kažkam kitam visiškai išlikti stagnacijos, tai stagnacija prilygsta mirčiai, man tai yra. Žinau, baisu, bet kaip gamtoj, aš tai visada į gamtą, kaip sakant, kviečiu atsisukti. Kol gamtoj kažkas auga, tol yra gyvybė, tol yra stiebimasis į viršų, į grožį, į plotį, ne, ir nesvarbu, ar tai gėlės, ar tai piktžolės, ne, vis tiek tai yra tas augimas. Ir žmogus. Tai lygiai taip pat, ne, jis ateina per savo patirtis, per kūrybą, per kažkokius tai patyrimus, suvokimus, nuolatos vis keistis ir kai tik mes nustojame, įvyksta senatvė tada. Ir kodėl vieni senyvi žmonės, jie atrodo pilni gyvybės, jie ten kūrė, jie net negalvoja, kiek jie metų, ne? O kiti, jeigu viduj nusprendė, kad jau viskas, tai ir viskas, tada tik lygos, kaip sakant, ir nuvysta ir iš karto. Tai, man atrodo, prasmė ir yra nuolatinėme tame suvokime, kad niekada nebus taip pat, niekada nebus tokios pačios dienos, manęs tokios pačios nebus kiekvieną dieną. Ir man atrodo, mano pačios tas lūžis ir įvyko, kad niekada turbūt ir neturėjau tokio paklausimo, man atrodė, padarysiu tam tikrus teisingus žingsnius, ir tada bus kaip toj pasakoje laimingai ir ilgai.
Ir vis nėra to laimingai ilgai, ir nėra vis to laimingai, vis dar turiu padaryti. Bet kai atradau tą džiaugsmą, kad ir dar didesni projektai ateina, ir dar baisiau, ir viduje tada dar didesni to tokie išsilukštenimai iš to įvyksta, kad, padariau tą. Tikrai, dabar žinau, kad jau nebijosiu to, dabar dar galiu padaryti kažką. Tai tas augimas, jisai nuolatos vyksta. Aš labai vieną iš tokių pavyzdžių apie savo istoriją vis kaip pasakoju, kad aš kaip jau buvau vadovė paskirta ir buvo mūsų įmonės gimtadienis ir jau čia buvo įmonė, kurią mes auginom Lietuvoje, aš buvau pakviesta tiesiog prisijungti prie vadovų komandos, kad kartu augintumėm tą įmonę Lietuvoje ir jau priėmėm apie 40 darbuotojų ir man reikia pasakyti gimtadienio kalbą, aš čia sakau lengvai, pasiėmu mikrofoną, pradedu sakyti ir mano ranka, aš realiai laikau mikrofoną, ranka dreba ir balsas dingsta. Ir aš suprantu, kad aš nebesusituriu iš to, aš negalvoju, aš nesijaudinu, bet pasirodo, su mikrofonu pradėjau ir viskas, aš pradėjau tą mikrofoną, ten kažkaip ten viską pasakiau, ten kažkaip gavosi, bet aš savo sprendžiau viduje, kad aš tikrai niekada šito nedarysiu. Niekada nekalbėsiu viešai, niekada nelipsiu ant scenos, niekada. Bet ir įvyksta toks, kaip sakant, ta stagnacija viduje ir aš būčiau savo pasakiu ir neleidau savo aukti. Bet tiesiog, kadangi dirbau tokį vadovaujamą darbą, mano tuometinis mentorius pasikviečia mane ir kalbamės mes su juo ir sako, žiūrėk, kitą savaitę vyks karjeros dienų atidarimas, mes pagrindinis sponsorius, mums reikia pasakyti atidarimo kalbą. Tai sako, aš tave įpareigoju pasakyti. Sakau, bet tu matei, kaip aš ką tik tai susimoviau. Sako, taip, sako. Bet aš matau, kad tu gali taip įveikti. Ir tas iš šono kažko kito pamatymas, kad aš galiu, aš per savaitę laiko atsirepetavau ir pasakiau ir viskas buvo puikiai ir po to, aišku, jau mokytis visų šitų dalykų ir balsą lavinti ir taip toliau. Bet tai ir yra augimas, kai mes einam į tai, kur yra labai labai baisu, einam ten, kur pirmiausia susimaunam, kur pasidarom gėdą ir galvoju, o jie tau niekada daugiau aš to nedarysiu. Bet paskiau ten įvyksta toks įsiskleidimas ir potencialas, tai iš tiesų mes labai dažnai patys save į tą stagnaciją nuvedam. Tai mes čia kalbam apie tai, kad vis tik prasmę mes pajaučiame, pagauname, suprantame per pokytį. Kad pokytis labai svarbus yra, tas virsmas, pokytis, kažkoks tapsmas kitų, negu tu buvai anksčiau, ne taip per siekiamybę vien tik kažkokio įvardyjamo lūkesčio ar noro, bet per procesą, kuriame įvyko virsmas ir jį gali reflektuoti. Ta refleksija virsmo yra prasmės pagava. Bet kitas man svarbus aspektas, kurį aš irgi šiek tiek taip tyrinėju, šiek tiek, tai kiek čia toje doktorantūroje savo, bet aš tyrinėju neprasmingus dalykus, reiškia tai, kokios yra neprasmingos užduotis, koks yra neprasmingas darbas ir kur atsiranda konversija, kur įvyksta alchemija iš to, kas yra neprasminga, link prasmės, link prasmingo. Ar yra, reiškia, galima konversija ir kokių čia tų alcheminių reikia ingredientų. Tai kaip tau pačiai žvelgiant į savo gyvenimą, darbą, kad tu galėtum įvardinti kaip neprasmingomis užduotimis, neprasminga veikla ir ar esi pagavusi tą momentą, kad suvokiai, kad tai, kas tuo metu atrodė neprasminga, kažkada įgavo prasmę. Aš čia šiek tiek iš kitos gal perspektyvos, kadangi teko kaip vadoviai atsakingai būti už visos įmonės procesus ir įmonė tvarkė buhalterinę apskaitą ir tekdavo samdyti darbuotojus, kurie iš tiesų suvedinėtų, toks monotoniškas, dabar tai jau daro dirbtinis intelektas, nuskanuoja viską, o dar tais laikais tekdavo rankom suvedinėti ir atrodo toks neprasmingas darbas, toks monotoniškas, toks nuobodus. Bet net tas mažas, kaip čia, sakykime, tas žmogutis, kuris tik ką pabaigęs ten, arba netgi studentai dar, jie dar neturi patirties ir jie ateidavo ir jie
su tokia prasme darydavo tą darbą, nes jie yra kaip pagrindas. Jeigu jie nesuvestų duomenų, neišeis didžiausių fondų ten ataskaitos ir negalėsime apskaičiuoti nei pelnų, nei ten iš viso. Ir va tas atrodo, neprasmingas darbas. Bet jis neprasmingas ten kažkokiam vadovui gal, kuris jau geba valdyti didžiausius procesus ir taip toliau. Bet tam žmogui, kuris tik tai gal įgaudinėja patirtį, prisiliesti prie didžiulių procesų, prie pirmojo to laiptelio, jam tai yra daug prasmės. Ir jam tai yra pirmas laiptelis. Ir vat, man visada būdavo labai svarbu, kad kiekvienas žmogus suprastų, kad jis prisideda prie didesnio kažko, tai prie to didesnio paveikslo. Ir aš taip galvoju, jau paskui, kai pradėjau domėtis, aišku, plačiau ir tais ir dvasiniais dalykais, ir visa mūsų sandara, kaip sakant, iš kur ir kas mes, nėra neprasmingų dalykų. Jeigu jie yra, vadinasi, jie yra vėl toj pačioj gamtoj. Viskas reikalinga, ir mikrobai, ir bakterijos, ne? Tai darbo prasme neprasminga tada, kai žmogus perauga, kai jis pakinta, aš sakyčiau, nes pats darbas, jis visada kažkam jis reikalingas. Jeigu reikia kažkam, kad gatvės būtų išvalytos, tai reikia. Tai yra labai prasmingas darbas. Tik svarbiausia, koks žmogus tai atliks. Tai jeigu, dėl ko žmonės ir keičia tos darbus ir nori, pagrindinis dalykas, dėl ko ieško pokyčio, tai nebejaučiu, kad augu. Nebėra augimo. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, ką man tenka girdėti. Tai jeigu mes peraugom tą, tai tik tai atreflektuodami savyje, kad ne tai, kad dabar mano darbas kažkoks blogas. Jis reikalingas kažkam, kas yra savo kelyje tam tikrame etape. O aš jau tą etapą praėjau, noriu judėti toliau, noriu daugiau, noriu plačiau kažkaip, ne? Tai tas turbūt suvokimas, kad neužsibūti tame patogume, nes čia irgi labai kartais pastringam, kad viską žinau, gerai moka ir liksiu. Ir tada žiūri, žmogaus akis prigeso ir ten bandai kokią naujovę paskatinti arba išjudinti, nieko nenori, tai jau čia tada reikia susirūpinti, ne? Ir kad žmogui iš tiesų viduje išgeso tos akis, nėra to spindėjimo. Tai vėl patys save įvedami tą stagnaciją, ne? Ir kai nesusikuriam tų tokių truputį diskomforto, tokio išėjimo iš tokio, kad reikia padaryti kažkokį tyrimą, reiškia, dabar buvo tyrimas apie tai, kiek turi žmogus turėti iššūkių ir kad turėdamas iššūkius darbe, jeigu jie atitinka su jo gebėjimais, tai jis jaučiasi augantis. Tai užtenka bent 4% didesnio iššūkio, negu jis turi gebėjimą, tai įsivaizduok, kiek nedaug reikia, tik 4%, ir tu jau jauti, kad tu dar paaugai šiandieną, kitą dieną dar truputėlį. Bet jeigu jau iššūkiai mažesni negu to žmogaus gebėjimai, viskas jisai eina į apatiją, nuobodumas ir taip toliau. Tai iš esmės pats žmogus turi suprasti, ar aš noriu ryte eiti, ar man faina, ar kai pradedam savo uždavinėti šitos klausimus, kas man šiandien bus prasminga. Tai reiškia, iššūkis irgi yra kažką padaryti daugiau, negu tu darei anksčiau. Augimas, dopaminas, tai tie mūsų hormoninė visa sistema pasijungia. Iššūkį, aš įveiksiu, kažkoks. O Džiuginta, taip, einant link tokio rezumavimo mūsų šito prasmingo pokalbio, ką tu galėtum palinkėti tiem žmonėms, kurie žiūri mūsų laidą ir kurie kelia klausimą apie savo prasmingą gyvenimą, ar, pavyzdžiui, gal jaučiasi kažkokioje situacijoje, kad trūksta jiems prasmės gyvenime. Gal tu vis tiek esi kaučerė, sertifikuota, viską, tai žinau, kad tu viską per klausimus gerus moki nuvesti žmonės. Gal tu gali jiems patarti su tam tikro klausimo jiems išsikėlimu. Žinai, klausimai užgimsta iš lauko santykio su žmogumi, ne? Tai jis kiekvieną kartą būna kitoks tam žmogui. Nėra tokio universalaus. Taip. Vieno universalaus nėra, bet iš esmės, aš tai visada kviečiu pažvelgti truputį atsitraukusi tą savo gyvenimą.
Ar tai, kam aš dabar skiriu savo dėmesį, laiką ir energiją, mūsų pagrindiniai resursai, ką aš turiu savyje. Tai yra laikas, energija ir mano dėmesys. Ar tai turi prasme, tarkime, 10 metų perspektyvoje? Tai dėl ko aš dabar pergyvenu, pavyzdžiui, ne? Dėl ko ten žmonės tragedijas daro. Tai dažniausiai iš vis neturi prasmės. Ir tada, o kas būtų prasminga toje perspektyvoje man kaip žmogui, kaip asmenybei, kuri nuolatos evoliucionuoja, atsisukus iš truputį tolimesnio taško ir pagalvojus, kam dabar, kol esu jaunas, energingas, trykštantis kūrybinėm idėjom, norėčiau iš tiesų visą tą savo dėmesį ir energiją skirti. Ir netidėlioti. Nes nėra rytoj, yra dabar. Ir tiesiog, jeigu nori kažką padaryti, tai mažą žingsnelį. Kas būtų tas mažas žingsnis, kuris mane priartintų prie tos didesnės mano prasmės. Neužsibūti tame patogume, kuris neaugina. Ačiū, labai džiuginti. Ar tai yra labai žvalgus patarimas? Jo, daugiau toksai kvietimas, kuris ir gali būti performuluojamas į klausimą, o ką aš galiu padaryti šiandien, kad ir mažą žingsnį, vardant prasmingesnės savo būties šiandien ir ateityje. Taip. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote šią mūsų tinklalaidę. Prasmės alchemija yra skirta tam, kad visi kartu ieškotumėm atsakymų į klausimus, kaip gyventi šiandieninėme skubančiame pasaulyje, pilname visokių iššūkių ir naujovių, kaip gyventi taip, kad nepamestume gyvenimo prasmės ir ją kasdieną surasdami galėtume gyventi prasmingiau. Ačiū, Džiuginta, tau. Ačiū visiems. Iki kitų kartų.